Labadiena, gerbiami visaginiečiai. Atsakysiu į klausimus, kuriuos gavau šią savaitę. Taip pat savaitė įdomi, daug visokių įvykių. Vienas iš jų tikrai labai svarbus įvykis, tai buvo Lietuvos savivaldybių asociacijos suvažiavimas, jau jubiliejinis 30. Tai tikrai svarbu, galbūt ne tiek kiekvienam eiliniam gyventojui, bet žinant, kiek sprendžiama klausimų per šią asociaciją, kiek sprendžiame klausimų kad pateikiant tam tikras idėjas ir tokius pataisymus Seimui, kaip įstatymų, taip ir biudžeto formavimo. Todėl tikrai daug buvo išsakytų pastabų, ką reikėtų, kad Seimas pataisytų. Daug pastabų buvo pateikta konkretiems įstatymams. Taip pat buvo pateikti siūlymai politinėms partijoms, kad netgi einant į rinkimus, rudens rinkimus Seimo, politinės partijos galėtų pasinaudoti tokiais pastebėjimais ir įsidėti netgi į savo programas. Klausimų yra daug, todėl atsakinėsiu iškart į juos. Dėkojame už tai, kad plėtojate miestą, būtent čiuožyklą 3 mikrorajone. Čia matyti ne čiuožyklą kalba eina, apie turbūt kalnelį, sausąjį fontaną, dviračių takus ir kitus infrastruktūros gerinimo projektus. Norėčiau pasitarauti, kur galima rasti informacijos apie šiuo metu vykstančius žemės aukcionus. Manau, kad teisingai suprantu, kalba eina apie nuosavų namų kvartalo sklypus, kad galima būtų įsigyti. Šiuo metu Žemės fondas šiek tiek pristabdęs aukcionų organizavimą, kadangi nuo sausio 1 pasikeitė įstatymas, dabar visos teritorijos miestų ir miestelių priklauso pačiom savivaldybėm, todėl mes turime priimti atitinkamus sprendimus, pateikti dokumentus ir tada Žemės fondas vėl pradės aukcionus pardavinėdami sklypus. Tai šią informaciją tikrai gausite ir tikiuosi tikrai nepamiršiu ir netgi savo laidose informuosiu, kada tas kitas aukcionas įvyks. Už mūsų namo buvo nugriauti 2 devynaukščiai namai. Išvažiavimo šalia Sedulinos alėja 32 taip ir nesutvarkė. Prašome grąžinti takelį į vaikų žaidimo aikštelę. Tai jeigu nesutvarkė, tai galimai dar ir sutvarkys, nes darbai dar nepabaigti, sutartis neužbaigta ir darbų priėmimo aktai nepasirašyti. Tai turėtų baigtis birželio mėnesį šita sutartis. Ačiū už pastebėjimus, jau perduota specialistams ši informacija ir tikiuosi, kad bus atsižvelgta į tai ir nes pagal sutartį visa infrastruktūra, kuri buvo prieš atliekant darbus, turi būti išsaugota. Neseniai ant namų sienų Partizanų gatvė 4, Veteranų gatvė 12, Tarybų gatvė 7 atsirado raudonos spalvos neaiškios kalbos ir turinio užrašai. Kas turi rasti ir nubausti vandalus? Na, kas turi rasti, suprantama, kad tai, matyt, reikėtų kreiptis į policiją, ką administracija jau yra ir padarius. Taip pat ir administracijos specialistai stebi, kas galėjo tą padaryti. Tačiau noriu dar ir dar kartą kreiptis ir į jūs, gerbiamieji visaginiečiai. Jeigu matote tokius antiteisinius veiksmus, praneškite. Tik tai būdami kartu, būdami šeimininkais savo miesto, galėsime jį taip pat puoselėti ir išlaikyti tokį gražų, kuriuo ir dabar džiaugiamės. Prieš rinkimus jūs žadėjote, kad aplink miestą bus nutiestas naujas dviračių takas. Kada bus ištesėtas pažadas? Na, jei pažadėjau, tai ir bus. Tai šiuo metu Utenos regiono plėtros taryba jau yra patvirtinus šitų takų finansavimą. Tai yra projektas darnaus judumo ir jau pradedame rengti dokumentai tam, kad fiziškai jau būtų pradėti darbai. Tam, aišku, reikės dar atitinkamų projektavimų, atitinkamų pirkimo procedūrų ir taip toliau, tačiau
pagal planą iki 26 metų pabaigos šitie takai turės atsirasti ir būti užbaigti. Ar savivaldybės interneto svetainėje bus paskelbta informacija apie vasaros stovyklas mieste? Galbūt šiek tiek vėluojantis klausimas, man specialistai rodo, kad šita informacija yra tinklalapyje ir tikiuosi, kad stovyklų tikrai pakaks tam, kad visi norintys galėtų sudalyvauti. Kada prasidės šunų dresavimo aikštelės pirmame mikrorajone įrengimo darbai? Ji labiau reikalinga vasaros metu nei žiemą. Tikrai sutiksiu su to, kad daugiau vasaros periodų jinai reikalinga, tačiau procedūros yra procedūros, tai kaip ir finansavimo gavimo, taip ir planavimo, taip ir sklypų parinkimo, taip ir pirkimų ir taip toliau ir panašiai, projektavimo ir galų gale netgi darbų pirkimo procedūros. Tai šitos procedūros vyksta, pagal visą planą turėtų prasidėti fiziniai darbai jau šį rudenį. Kodėl taip pabrango autobusų stoties statybos? Kada bus baigtos statybos ir kieno lėšomis jį bus išlaikoma? Na, kodėl pabrango, daug kartų teko atsakinėti, ne visi girdi, ne visi supranta ir taip toliau, tačiau yra labai daug aspektų ir nėra nei vienos vienintelės priežasties, dėl ko taip atsitiko ar kitaip. Pirmą priminsiu, kad Vidaus reikalų ministerija, kada finansavo šį projektą, buvo skaičiuojamas šis projektas pagal patirtį Prienų savivaldybės, kurie pastatė tik patį autobusų stoties pastatą. Ten buvusi jau sena autobusų stotis, nereikėjo tiek daug investuoti į požeminę infrastruktūrą. Mums reikėjo tą padaryti. Taip pat buvo daug papildomų darbų, kurie negalėjo būti numatyti, kadangi patys žinote, miestas statomas buvo labai greitai, dažnu atveju net neturint projektų, tai buvo rasta to, ko niekas nesitikėjo, sakykime, po žeme ir nebuvo tai pažymėta. Taip pat nepamirškime ir pandemijos, nepamirškime tos situacijos prasidėjus Rusijos karai prieš Ukrainą, kiek pabrango pačios medžiagos statybinės, kiek pabrango patys statybiniai darbai ir taip toliau. Tačiau viskas yra kontroliuojama ir bus pastatyta autobusų stotis. Tikiuosi, kad jau birželio mėnesį valstybinis priėmimo aktas bus pasirašytas. Taip pat, dar neatsakiau į tai, kas ją eksploatuos, tai taip pat lygiagrečiai statybos procesui administracija jau sprendžia klausimą, kaip ir kam bus paskirta pačio objekto administracija ir tai taip pat neabejotinai bus išspręsta. Vyksta Taikos prospekto kiemų remontas. Kodėl į šį projektą nebuvo įtraukta šaligatvių prie namų Taikos prospektas 24, 26, 28 remontas? Iš vidaus jis gražus, bet išorė nerenovuota nuo tada, kai buvo pastatytas miestas. Na, tikrai taip ir gana sudėtinga paaiškinti tam tikrus, sakyčiau, valstybinių taisyklių aspektus, nes dažnai jau taip vyksta. Norint racionaliai naudoti, norint pasinaudoti valstybinėmis programomis, finansavimais, turi ir laikytis tam tikrų taisyklių. Ir čia neišimtis. Dažnu atveju tai, kad finansuojame kiemuose, tai jokių būdų negalime šalia kažko tai padaryti. Tas, kas finansuojame viename sklype, negalime daryti už tos pačius pinigus šalia esančių objektų. Tačiau viską stebime, žinome ir planuojame. Taigi, ir jeigu čia iš šito projekto negalime gauti finansavimo, tai darome maksimum tą, ką tai leidžia. Ir žinodami, kad šalia yra kitas projektas, kaip jau minėtas darnaus judumo, pagal kurį bus galima šitų šaligatvių sutvarkyti, juos ir sutvarkysim.
Ar mieste bus interaktyvus ekranas, ar ir toliau kabės tik rėmas? Na, priminsiu aš tą istoriją, kad ekranas jau turėjo būti ir turėjo būti veikiantis ekranas, tačiau dėl ne visaiškai sąžiningų veiksmų rangovinės organizacijos, kuri buvo pasamdyta, buvo sumontuotas ekranas ne tos kokybės, kokis buvo nupirktas. Tai tikrai dėkoju specialistams, kurie nepasirašė darbų priėmimo ir nurodė, kad rangovas turi pakeisti į kokybišką ekraną arba nutraukėm, kaip šiuo atveju, nutraukėm sutartį ir netgi pareikalavom baudinės sankcijas. Tai šiuo metu ekrano pirkimo procedūra vyksta. Tikiuosi, kad jį įvyks ir mes turėsime sumontuotą naują kokybišką ekraną, o ne tokį, kokis buvo prieš tai sumontuotas, kuris bijojo drėgmės ir kiekvieną naktį švytėjo nieko nerodydamas. Ar galima prie namo Taikos prospektas 30 nubrėžti geltoną liniją, draudžiančią ten statyti automobilį? Nauja aikštelė įrengta kelio viduryje, o vakarais, kai prie namo stovi automobiliai, neįmanoma saugiai pravažiuoti. Atsakymas toks, tikrai taip galima, tačiau tam reikia kreiptis oficialiai į saugaus eismo komisiją, kuri nuspręs, ar šitoje vietoje reikalinga geltona linija. Tačiau jeigu kreipsitės, būtų labai gerai, kad tai būtų daugumos gyventojų išreikšta valia, ne vieno arba dviejų gyventojų, kuriems tai nepatinka. Nes tikrai dažnai susiduriam su ta situacija, kada vieniems nepatinka, o kitiems viskas yra tvarkoje. Todėl jeigu pridėsite gyventojų sutikimą, kad pritarimą tokios geltonos linijos nupiešimui, tai tiesiog procesas bus žymiai lengvesnis. Sutvarkytas pėsčiųjų takas ir kelias palei Taikos prospektą prie Regitros. Tačiau kažkodėl pamiršta iš vienos pusės padaryti rampą vežimėliams ir atnaujinti bortelį. Na, čia tas pats klausimas, ką aš jau sakiau, apie tam tikrus valstybinius finansavimus, kur galima daryti šiuo atveju buvo pagal vieną projektą galima keisti tik tai trinkeles, pagal kitą galima keisti kitoje pusėje jau ir bordiūrus, ir trinkeles, ir taip toliau. Situacija žinoma ir šiais metais ir šią dalį tikrai sutvarkysime. Na, va, tiek klausimų gautų per šią savaitę. Noriu dar kartą pasveikinti mūsų abiturientus, kurie šią savaitę šventė savo paskutinio skambučio šventę, palinkėti jiems gerų rezultatų laikant egzaminus, palinkėti drąsos, ryžto ir sėkmės, pasirenkant kito gyvenimo etapo iššūkius. Jiems reiks apsispręsti, jiems reikės nuspręsti, kokiu keliu eiti toliau. Taip pat primenu, kad šią savaitę, sekmadienį, antrasis rinkimų turas Lietuvos prezidento rinkimuose. Kviečiu visus sudalyvauti, apsispręsti ir atiduoti balsą tam, kuriuo pasitikite. Ir viskas bus gerai.